Jau keleri metai, kaip oficialiai įteisinta, kad pirmasis rašytinis šaltinis minintis Švėkšnos vardą yra 1503 metų Linkuvos bažnyčios steigimo aktas. Bet ne visi švėkšniškiai žino, kad būtent šis dokumentas pasirašytas kovo 8. Tad ši šauni moksleivių kompanija primins miestelėnams, kad rytoj reikia sveikinti ne tik moteris, bet ir vieni kitus su Švėkšnos gimtadieniu. Visiems švėkšniškiams didesnės meilės savo gyvenvietėje, didesnio pasitikėjimo savo kaimynais, vienas kitumi. Ir aišku, svarbiausia džiaugtis ir didžiuotis, kad esam kilę iš Švėkšnos ir kad mūsų šaknis, mūsų protėviai kūrė ir puoselėjo šitą gražų miestelį.